Gerai, go. Palauk, užmiršau. Auginama palaipsniui. Tas, kuris kompensuoja raumuo, jisai būna pertemptas, paskui galiausiai iš vis atsijungia. Būtent šios raumenų grupės labai susijusios su mūsų sąnariais. Kaip rekomenduotumėt žmonėm rasti balansą tarp vidinių kojų raumenų stiprinimo ir išorinių raumenų stiprinimo? Ta kontrolė turi išlikti. Ar statom pėdą tiesiai ar ne. Dar padarysim bėgimo apšilimą, ne? Šiandien, kadangi vis tiek daugiau darysim viską kojom, tai pilnai suaktyvinsim, ne? Tai dabar bitutė, op. Lygiai tas pats principas, ne? Nuvarot su pratimu, grįžtat paprastai eite, ne? Va, ir važiam, op. Dirbkit su rankom dirbkit, op. Tai pradėsim vis tiek nuo paprastesnių ir paskui peržengsim prie tų sudėtingesnių pratimų. O paskui užbaiginėsim su guma, tai šiek tiek jėgos pratimai. Taip, paprastai, ne, dabar vieną įžengiam, perlipam, ne, į kitą įžengiam, ne. Taip galite pradėti va taip lėtai, ne, vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės, kad nesigautų kažkoks kamštis, ne, op. Užkelsit, op. Va, tai šitai, ne, irgi paskui pradžiai galite lėčiau, ne, o paskui galite ir greičiau. Irgi po 3 kartukus kiekvieną pusę. Gerai, iš kitą pusę. Gerai. Ir varai. Va. Nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti pačiai pradžiai. Va, gerai. Gerai, dabar bus toksai lengvas šuoliukas. Kam šiek tiek sunkiau su šuoliuku, pasiliekam ant čiurnų. Kam šiek tiek sunkiau su šuoliuku, tai parodysiu kitą būdą, kaip panašų, tą patį pratimą padaryti tik kitaip. Ne? Tai dabar, kai darysit, tai kojos turi išeiti į šonus, ne tiek pėdos, tiek keliai ir toks lengvas įtupimas bus, ne? Op, va, štai šitaip. Ne, labai giliai netupiam, stengiamės, kad kelias eitų grinai į mūsų pėdos nykštę, ne? Op, ir toksai va. Op. Toks lengvas patukas. Ranka eina kem 5 laipsnių viršų, kem 5 į apačią, ne? Op. Vieną laiko, vieną vis laik dirba. Va, ir važiam. Jo, nereikia daug, ne? Lengvas ištempimas, lengvas paspaudimas, lengvas tempimas, lengvas paspaudimas. Va, op. Tos laikančiosios rankos irgi neužspazmuokit, ne? Stengiasi neatsilošti, o kaip tik va, šiek tiek kūprinkitės. Op. Va. Kaip jautiesi? Šiandien gerai, išbūdino treniruotę, šiek tiek kitokia buvo vėl, su bėgimo treneriu, labiau kojom skirta akcentuota. Nežinau, 4 savaitę pabaigėm, projektas įpusėjo, rezultatai kalba patys už save, tai labai džiugu, visi kol kas motyvuoti, niekas neatkrito, tai tikrai džiugu. Labas rytas. Jau 3 kartą labas rytas. Jaučiuosi gerai, nežinau, gal čia nuo to gryno oro, svaigęs toks po treniruotės. Nuotaikos geros.
sunkumų kažkokių tai skyla tik su maistu, nes nespėju, nepriprantu prie maisto rutinos, bet daugiau dėl treniruočių, motivacija gal truputį pakrito, bet kai ateini čia, iki kol ateini čia su visais jau pradedi juokauti ir vėl linksma, vėl gerai. Tai va tokie ir sunkumai, bet šiaip viskas gerai ir smagu labai kol kas. Su kokiais sunkumais susiduria? Sunkumai tai gal tokie elementarūs būtų, tai atsikelti rytais anksti, kadangi dar turiu ir šunių, tai dar rytais prieš treniruotę einu pasivaikščiot. Su maisto gamyba, ypač po darbų labai sunku prisivers, bet vis tiek gaminam. O daugiau tų sunkumų, treniruotės sunkios, bet įmanoma atlaikyti, nes žinom, dėl ko stengiamės. Tai tiek tų ir sunkumų, kai nori, viskas įmanoma. Mano didžiausias sunkumas tai yra atsikelti rytais ir ateiti treniruoti. Bet aš čia, pasportavus, aš gerai jaučiuosi, tai labai labai džiugu. Penktadienis, geros nuotaikos. Tai šiuo metu jaučiuosi gerai visam projekte, su mityba puikiai susitvarkau, netgi kartais biški man per daug to, ką man Viltė išrašė, didelės porcijos atrodo. O šiandien treniruotė labai patiko, nes bėgimo technika biški padirbti man pačiam asmeniškai savo bėgimuose. O sunkumai didžiausia tai yra tiesiog dabar toks metas, kuomet reikia daugiau dirbti, mažiau miegoti. Tai aš dažnai atvažiuoju jau į čia arba į salę biški pervargęs ir nesimiegojęs, bet čia biški pora juokingesnių vietų ir kažkaip prasidini viskas gerai būna ir po to diena lengviau praeina. Tai po šiandienos treniruotės jaučiuosi labai gerai. Buvo labai smagu ir intensyvu. Dalyviams, manau, irgi patiko. Robertui ypatingai, nes jisai bėgioja pats. Tai šiaip buvo tikrai intensyvi treniruotė, bet labai smagiai, įdomių pratimų parodė treneris. Nors pati tikrai sunkiai kėliausi ir galvoju, kad nenoriu sportuoti, bet prasijudinusi jaučiuosi žymiai geriau. Tai viskas buvo super. Ir praėjo mėnesis laiko, tai 4 savaitės, vadinasi, pusėjom projektą. Tai aš pati su kokiais sunkumais susidūriau projekto metu, kiek dabar praėjo laiko, tai iš pradžių buvo tikrai sunku atsikelti 4:30 ryto, kad susiruošti ir atvykti į vietą, tai nes mano miego režimas buvo truputėlį blogas, bet dabar viskas susitvarkė, tai ne tik dalyviai gauna naudos iš šio projekto, bet ir mes patys treneriai, bent jau aš tai tikrai. Tai čia, manau, buvo vienas pagrindinių sunkumų man asmeniškai, dalyviams, manau, irgi. Šiaip dalyviams sekasi labai gerai, mes jau kaip ir tokia šeima tampam, juokaujam, laisviau jaučiamės vieni prie kitų, tai tas labai labai džiugina, nes ateini, kad ir gal truputį atrodo nori miego, bet pasikuri ir varai. Tai labai labai smagu ir šiaip nežinau, dalyviai, aš manau, kad puikiai susitvarko, atrodo motyvuoti, galbūt kartais ateina nusiminę šiek tiek, bet po treniruotės matosi žvalūs ir laimingi. Tai šiaip aš manau, kad pagrindinis sunkumas yra tas kėlimasis ryte, nes turėjom ir keletą atvejų, kai buvo pramiegota, bet nežinau, viskas, žodžiu, super ir tikimės dabar bus tik tai geriau. Bėgimas, kaip ir kitos fizinės veiklos, pradžioje stipriai veikia mūsų kūną bei mūsų svorį, tačiau laikui bėgant ta įtaka mažėja, todėl reikėtų atkreipti daugiau dėmesio vėliau į subalansuotą mitybą, į poilsį ir įvairialypės sporto šakas, tai yra įvairialypės treniruotės, kurios apkrauna mūsų visą kūną. Ir perinant prie kitos temos, tai raumenų disbalanso, bėgimas daugiausiai apkrauna mūsų apatinę kūno dalį, tai yra kojų raumenis. Ir klausimas būtų, kurie kojų raumenis turi turėti mažiausią disbalansą tarpusavyje. Šiaip visi raumenys, viso kūno raumenys turėtų būti subalansuoti tarpusavyje, nes automatiškai, jeigu kažkuris tai nukrypsta nuo savo normų, būna silpnesnis, tarpusavį nesaveikauja, automatiškai kažkas turi jį kompensuoti. Ir automatiškai tas, kuris kompensuoja raumuo, jisai būna pertemptas, paskui galiausiai iš vis atsijungia, pasijungia dar kitos raumenų grupės ir mes artėjom prie traumos galimybės. Tai automatiškai visi raumenys turi būti subalansuoti, bet jeigu imti būtent vieną tą raumenų grupę, tai sakyčiau, kad vidiniai ir išoriniai šlaunų raumenys. Taip, suprantu, kad viso kūno raumenys turi būti balanse.
Tačiau kodėl išskiriate šias dvi raumenų grupės? Būtent šios raumenų grupės labai susijusios su mūsų sąnariais. Tai klubas, kelis, čiurna būtent labai apjungia visą sistemą. Tai būtent dėl šių raumenų nuokrypio dažniausiai būna tas greitesnis sąnarių susidėvėjimas, atsiranda stiprus raiščių bei sauslių skausmai ir automatiškai gali įtakoti ir mūsų visą laikyseną. Gerai, o kaip šie raumenys įtakoja mūsų laikyseną? Taigi šitie raumenys, jeigu jie būna silpnesni už išorinę šlaunies dalį, tai visi vidiniai šlaunies raumenys, jeigu būna silpnesni už išorinę šlaunies dalį, tai visa mūsų koja suka į šonus. Tai automatiškai, jeigu pėda statosi šitaip, tai jeigu šita pusė yra silpnesnė, visa pėda pasisuka šitaip. Tai va, ir automatiškai, kadangi eina per visą grandinę šiek tiek iškrypsta į šonus, ties dubeniu šiek tiek pasileidžia ir visą apkrovą perima klubiniai juosmens raumenys, kurie yra būtent klubo srity. Šitie raumenys galiausiai vis tiek pavargs ir visą klubą perteiks būtent pilvo preso raumenims. Pilvo preso raumenys pas mus beveik pas daugumą žmonių yra silpni. Ir automatiškai jie paleidžia ir apkrauna mūsų juosmens nugaros raumenis, kas labai įtakoja būtent mūsų stuburo visai pozicijai ir galiausiai žmogaus laikysena pradeda eiti į tą visą klaustuko poziciją. Tai būtent jeigu imti štai šitaip, viskas pasileidinėja. Tai pilvas nueina į priekį su visais klubais, o būtent, kad kompensuotų mūsų kūnas, jisai lenkiasi į priekį, galva pasvyra ir automatiškai tokioj padėtyje persitempia labai daug pačių raumenų ir automatiškai mes rizikuojam tiek savo stuburo sveikata, tai prasideda išvaržos, kažkokie patempimai, kaklo skausmai, migreniniai skausmai prasideda ir automatiškai gali eiti iki pat paralyžiaus. Taip, pastebiu, kad sporto klube žmonės dažniausiai daro klaidą, tai aktyvuoja tik tais išorinius kojų raumenis, pamiršdami vidinius, kas ir daro stipriai įtaką mūsų laikysenai. Kaip rekomenduotumėt žmonėms rasti balansą tarp vidinių kojų raumenų stiprinimo ir išorinių raumenų stiprinimo? Tai visų pirma, reikia kreipti dėmesį būtent į savo eiseną. Tai prasideda viskas nuo vaikščiojimo, tai nuo tų smulkmenų viskas ir prasideda. Tai kai einam, stengiamės statyti pėdą tiesiai, nes automatiškai, jeigu be kontrolės, mes nieko nepasieksim. Galėsim daryti įvairiausius pratimus, ten treneriai galės galvoti, duoti, jums prižiūrėsit kažkur Instagram ar dar kažkur, tai automatiškai tas nieko neduos. Visą laiką turim išlaikyti kontrolę. Kai statom pėdą, paeinam kelis metrus, visą laiką ta kontrolė turi išlikti. Ar statom pėdą tiesiai ar ne. Tai automatiškai nuo to ir pasijungia visas mūsų vidinių šlaunių raumenų darbas. O po to automatiškai galima atlikti paprasčiausius vidiniam šlaunies raumenims skirtus pratimus. Šiandien sužinojome, kad norint pradėti bėgioti, reikia pradėti nuo savo kūno paruošimo, susistatyti bėgimo techniką ir tik tada siekti rezultatų, kad tokiu būdu išvengtumėme traumų. Ir norint nebejausti skausmo kasdienybėje bei turėti judesio laisvę, reikia siekti subalansuoto kūno.